Padarykime empanadas. Šaltą sviestą sumaišome su miltais ir druska. Supilame grietinę bei kiaušinius, užminkome tešlą ir dedame ją į šaldytuvą. Įdarui alyvuogių aliejuje apkepame jautienos faršą. Pagardiname rūkytą druską, išimame ir toje pačioje keptuvėje apkepame svogūną, morką ir papriką, kol daržovės suminkštės. Grąžiname faršą, pilame razinų sirupą su actu, dedame medaus ir išmaišome. Tuomet supilame pomidorų pasatą, beriame papriką, kuminą, graikišką raudonėlį, juodosius pipirus, įpilame šiek tiek vandens ir traškiname, kol skysčio beveik neliks. Įdarą atvėsiname ir sumaišome su sūriu. Padažui sumaišome garstyčias, razinų sirupą su actu, cukrų ir druską. Tada po truputį įmaišome alyvuogių aliejų ir suberiame krapus. Tešlą padaliname į rutuliukus, iškočiojame, dedame įdarą, užlipdome empanadas, aptepame kiaušinio ir pieno plakiniu ir kepame orkaitėje. Pilną receptą rasite aprašyme ir komentaruose. Skanaus!